Prieš renkantis kilimą aš Darijai patariau, kaip jisai turėtų atrodyti. Tačiau kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti, tegu nusprendžia jinai pati. O nuspręsti ir nepasiklysti kilimų gausybėje padės konsultantai. Labą dieną. Norėčiau įsigyti dirbtinio pluošto kiliminę dangą. Kas galėtumėt man pasiūlyti? Galime pasiūlyti išties platų pasirinkimą dirbtinio pluošto kiliminių dangų. Dirbtinio pluošto kiliminė danga gali suderinti tokius nesuderinamus likti dalykus kaip prabanga, komfortas, gera kaina ir praktiškumas. Gerai, o kokios yra šios dangos savybės? Žiūrint į dirbtinio pluošto dangą, pirmiausia, ką pastebite, tai yra didžiulė spalvų gausa. Kiliminės dangos gamintojai šiuo metu ypač akcentuoja, gamindami kiliminę dangą, jos minkštumą, jaukumą, komfortą. Ir tendencija pagrindinė, kad kiliminė danga turi būti švelni kaip šilkas. Dar kita savybė dirbtinio pluošto kiliminės dangos, kad iš šių pluoštų danga gali būti gaminama pačiais įvairiausiais būdais. Ir kirto paviršiaus, ir ilgaplaukė, ir kilpinio paviršiaus. Taip pat gali būti audžiama, tada jai bus gausybės raštų. Taip pat jos yra atsparios dėvėjimuisi, gerai išlaiko savo paviršiaus struktūrą, jos atsparios blukimui. Kaip bet kuri kita tekstilinė grindų danga, jos išsaugo namuose šilumą, izoliuoja garsą, gali būti labai paprastai ir lengvai įrengiama. Šį kambarį įrenginėjau savo ir būsimai kūdikiui. Tai norėjau pasiteirauti, ar nekils alergijų naujagimiui. Kiliminė danga išklota jūsų kambaryje kaip tik švarins ir grynins kambario orą, nes ji neleis dulkiam ir galimiem alergenams sklandyti ore. Dėl to jūs galėsite kvėpuoti grynesnių, švaresnių orų. O iš kiliminės dangos tas dulkes tiesiog pašalinsite kelis kartus per savaitę siurbdami dulkių siurbliu. Kokių savybių kiliminę dangą pasirinko Darija, greitai pamatysime. Rankų darbo kiliminę dangą Darijos buto interjerui Dubingiai dovanoja.